Lietuvoje vis daugėja gripu sergančių žmonių. Kol kauniečiai ruošiasi paskelbti gripo epidemiją, Prienuose jie jau paskelbta sausio 17 dieną. Kaip apsisaugoti nesergantiems, ką daryti apsirgus ir plačiau apie šių metų gripo virusą papasakoju Kauno visuomenės sveikatos centro Prienų skyriaus vedėjas Almiras Kiauteris. Žinome, kad Lietuvoje jau siaučia gripas. Kokia situacija Prienuose, ar daug sergančiųjų? Taip, Prienų rajonas gripo sergamumu, pasakyčiau, gal ir išsiskiria, kadangi nuo šios savaitės pradžios, tai yra nuo šios dienos, mes pateikėme savivaldybei sergamumą gripu atitinkamą duomenų bazę ir jau Prienų rajone yra paskelbta gripo epidemija. Jeigu kalbėti apie epidemiją, mes ją skelbėme tuomet arba rekomenduojame skelbti tuomet, kai sergamumas gripu ir ūmiomis virusinėmis kvėpavimo takų infekcijomis bendroje sumoje pasiekė per savaitę 100 atvejų 10 000 gyventojų. Tai vat kaip tik paskutiniais savaitės duomenimis mūsų pateikta informacija, šis rodiklis sudarė 143,1 10 000 gyventojų ir gripai tame skaičiuje 21 su viršum procento. Toks rodiklis leidžia mums rekomenduoti savivaldybei skelbti gripo epidemiją. Norėčiau pasakyti, kad šis epidemijos lygmuo atsirado per paskutinės 2 savaitės. Jeigu iki naujų metų Prienų rajone, sakykime, buvo ramu ir sergamumas tiek gripo, tiek ūmiais virusiniais kvėpavimo infekcijomis mums nedavė kažkokių tai abejonių, tai šiuo metu jis pakilo dvigubai per pirmą šių metų savaitę ir savaime aišku šis kilimas, kaip minėjau, konstatuotas ir paskutinę savaitę, dėl ko gripo epidemija ir yra paskelbta. O koks gripas siaučia šiais metais? Gripas pagal mūsų atliktus vertinimus daugiausia pasireiškiusi tas vadinamasis H1N1 tipo forma. Tačiau greta dominuoja iš nustatytų kliniškai laboratorijos, ką mums užkrečiamų ligų centras pateikė, 98% vis dėlto gripo virusų sudaro šitas štamas. Tačiau greta eina ir kiti viruso štamai, tai yra B tipo virusai, taip pat ir ne šitas H1N1 tipas, bet dominuoja šitas pagrindinis tipas. O tai pandeminis virusas? Taip, tai pandeminio viruso štamas. Sakote, kad jau paskelbta epidemija. Kaip elgtis žmonėms? Epidemijos paskelbimas teisingai apriboja tam tikrus veiksmus tiek savivaldybės įstaigose, tiek ir pačių žmonių elgsenoje. Yra direktoriaus įsakymu patvirtintas priemonių planas, aš jį kaip tik ir turiu. Paskelbus gripo epidemiją, mūsų rajone įsigalioja direktoriaus įsakymu patvirtintas gripo ir kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemijos kompleksinių priemonių planas. Ką šitas planas vis dėlto įpareigoja? Pirmas dalykas tai, kad dėl masinių renginių organizavimo. Tos įstaigos ir organizacijos, kurios, sakykime, ruošiasi planuotis, ypač kultūrų švietimo įstaigose masinius renginius, vis dėlto turėtų juos atšaukti ir perkelti į kitą laikotarpį, tai yra į tą, kada jau gripo epidemija pas mus bus arba į pabaigą, arba jinai bus pasibaigusi. Taip pat ir gyventojams mes patartume vengti tų masinių didelių susibūrimų, kontaktų, kur galima, sakykime, gauti infekciją arba užkrato išplitimo sąlygas. Kita dalis, šis priemonių planas jau įpareigoja ir ypač vaikų ugdymo įstaigų vadovas atkreipti dėmesį ir ar per visuomenės sveikatos biuro specialistus, ar per paskirtus savo įstaigose asmenys, vis dėlto reikia šiek tiek stebėti tą situaciją vaikų ugdymo įstaigose, ypač bendrojo lavinimo mokyklose, ir jeigu sergamumas mokyklose, sakykime, pasiektų nelankomumas dėl ligos 20%, direktorius pagal šį planą turi teisę sustabdyti ugdymo procesą 2 savaitėm ir atitinkamai spręsti visas savo vietoje profilaktinės priemonės. O girdėjome, kad kitose miestuose iššluoti vaistai iš vaistinių. Kokia situacija Prienuose? Kaip tik šeštadienį buvau Euro vaistinėje.
Ir kalbėjom taip pat su vaistinės darbuotojais šio klausimu. Tai nežinau kaip kitose vaistinėse, bet Eurovaistinės darbuotojai mums pasakė, kad priešingai Prienuose ažiotažo dėl vaistų pirkimų tikrai nesijaučia. O kaip apsisaugoti nuo ligos, ar bus vakcinuojami žmonės? Ligos apsauga, tai nepasakyčiau, kad vien tik ta vakcinacija. Vakcinacija taip yra svarbus elementas, apie jį galbūt aš galėčiau ir vėliau užsiminti, bet profilaktikos priemonės yra gan įvairios ir aš net jas galėčiau sugrupuoti į tam tikras sritis. Pirmas dalykas tai yra asmens higiena. Tai yra vienas iš pagrindinių profilaktikos priemonių. Jeigu mes jos laikysimės, plausim rankas, sakykime, čiaudydami, užsidėsim ant veido nosinaitę, nebūsim sergantys tose vietose, kur galima išplatinti ligas, savaime aišku, tai ir tų ligų plitimas gali būti žymiai sumažintas. Kita profilaktikos priemonė, manyčiau, tai yra patalpų higiena. Tai yra patalpų vėdinimas, valymas drėgnų būdu, įstaigose net ir, sakykime, vėdinimo sistemų panaudojimas, jeigu tai yra jos įrengtos. Toks klausimas patalpų priežiūroje yra labai svarbus. Kita dalis profilaktikos priemonių, sakyčiau, ta pati, kaip liaudės vadina, liaudės medicinos elementai. Tai yra organizmo grūdinimas atitinkamom priemonėm, tai yra ir vitamino C vartojimas, ir granatų sultys, ir bičių duonelė, ir česnakas su svogūnas. Visos šitos priemonės taip pat yra efektyvios gripo profilaktikai. Ir tik tai ant pačių galo, aš sakyčiau, yra medikamentinės priemonės. Tai yra antivirusiniai vaistai arba imunitetą stiprinantys vaistai. Jų vartoti be jokio pagrindo tikrai neverta. Ir čia reikėtų pasitarti su šeimos daktaru, savo bendros praktikos daktaru dėl jų vartojimo. Nuskiepimas, imunizacija taip pat yra svarbus elementas. Lietuvoje yra patvirtintos 3 vakcinų grupės, pagal kurias yra skiepijami gyventojai, ir pagal pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas. Čia yra polivakcina, į kurios sudėtį taip pat įeina ir šitas H1N1 viruso tipas. Jinai turi dar kitus A tipo virusų elementus ir B tipo viruso elementus. Tai šita polivakcina pagal rekomendacijas pasaulinės sveikatos organizacijos skirta mūsų teritorijom, tai yra šiaurės pusrutulio teritorijoms, ir jomis mes rekomenduojam gyventojus skiepytis. Tačiau pagrindiniai rizikos grupiai, kuriems, sakykime, vakcinacija būtina, tai yra žmonės, jeigu jie yra vyresni negu 65 metų amžiaus, jeigu serga įvairiomis lėtinėmis ligomis, ypač širdies kraujagyslių, kvėpavimo takų ligomis. Ir pasakyčiau, tie darbuotojai, kurie iš tikrųjų gali ir turi kontaktus su plačia masė žmonių, tai tokie kaip socialinės rūpybos darbuotojų, sektoriaus darbuotojai, sveikatos apsaugos darbuotojai, prekybos, vidaus reikalų sistemos darbuotojai. Tai jiems mes rekomenduotume pasiskiepyti. Ar aktyvus ar neaktyvus gyventojai Prienuose, pagal mūsų surinktą informaciją, Prienų rajone šiuo metu yra pasiskiepiję net 1058 asmenys. Jeigu įdomu pagal amžiaus grupės, tai atsiprašau, 1782 asmenys, jeigu pagal amžiaus grupės 65 metų 1058, nuo 18 iki 64 metų 575 ir paaugliai iki 17 metų 149. O kodėl taip negausiai manote eina skiepyti žmonės? Gal ta vakcina nepasitikė, gal ir tos priežastys yra. Jeigu mes pakalbėtume, kas tai yra vakcina, tai yra vis dėlto imunobiologiniai preparatai. Sukurti imunobiologiniai preparatai, tai yra suspenduota arba, sakykime, susilpninta arba nužudyta arba sunaikinti mikroorganizmai. Ir tai yra bakterijos, virusai ir arba jų komponentai. Tai šitokia sudėdamoji dalis yra įvedama į organizmą tam, kad išaugti organizme atitinkama reakcija, tai yra savigynos reakcija, ir kad būtų prieš šią ligą
sakykime, sukurti antikūniai, kurie ir kovotų su šio viruso, sakykime, pasiekmėmis. Tai gal šitas nepasitikėjimas žmonių vakcinacija, gal abejojimas jos efektyvumu, gal ir, sakyčiau, tą mažesnį procentą skiepijimų ir lemia. Dar šiek tiek apie vakcinas. Ar jos yra mokamos ir po kiek laiko žmogus įgauna imunitetą? Taip, vakcinos yra mokamos, tačiau yra viena išlyga galima, tai kad jeigu yra įstaigos ir įstaigose, sakykime, turi tam tikras galimybės, tai yra galima sudaryti sąrašus ir paskiepyti taip vadinamą darbdavio lėšomis. Toks variantas yra galimas, taip pat yra socialinės grupės, kurias aš minėjau, tai yra asmenys virš 65 metų, sergantys lėtinėmis lygomis ir jeigu pirminiai sveikatos centrai atitinkamai turi rezervą ir sąrašus, jie gali taip pat šiems asmenėms vakcinuoti juos nemokamai. Tačiau pagrindinės vakcinos visos jos yra mokamos ir žmogus turėtų patsai šitą klausimą įsispręsti. Per kiek laiko susidaro imunitetas, tai nuo vakcinacijos kažkur tai apie 2 savaitės. Reiškia, jeigu dabar žmogus, sakykime, šiandieną pasiskiepytų, jis iš karto imuniteto neįgautų, turėtų praeiti tam tikras laikas, maksimum skaitosi iki 2 savaičių. Tai ar gripo epidemijos metu reikalinga skiepytis ar ne, tai jau čia, sakyčiau, turbūt labai individualus reikalas. O kokie šio viruso būtent simptomai ir ką daryti juos pajutus? Tradiciniai yra gripo simptomai, tai yra pirmas, tai yra staigus karščiavimo pakilimas iki 38–40 laipsnių. Gali būti galvos skausmas, tokie kaip raumenų skausmai, toks jausmas kaip laužo kaulus, taip jau žmogus kartais tą traktuoja. Sausas kosulys, apetito stoka, tai yra tradiciniai gripo simptomai ir jeigu jau juos pajusim, tai tikrai aš rekomenduoju žmonėm nesigydyti ypatingai patiems, tai yra kreiptis pas savo šeimos daktarus. Tai pirmas dalykas dėl savo sveikatos, o antras dalykas tikrai nesilankyti įstaigose arba viešosiuose vietose, masinio susibūrimo vietose, nes jau esančiam simptomam jis gali platinti virusus.